Labas rytas, draugai. Šiandien vėl žvejyba. Šiandien vėl testuosim Neptūno baitus. Žiūrėsim. Turim kiek 5 valandas žvejybos. Tai važiuojame į ežerą, prieš tai žvejojau tam ežere praeitais metais. Tai įsivaizduokit, kiek laiko praėjo, nebuvau tam ežere. Tai įdomu, kas ten bus pasikeitę arba nieko. Ir plius atvarau į tą ežerą jau su Neptūno baitais. Tai va, važiuoju į vietą, susitinkam draugai tenais. Ir jo, stebėk mano žvejybą. Žiūrėk, kaip sekas man testuoti Neptūno baitus ir kas kimba šiandien. Tai varom ten, draugai. Na, draugai, viskas. Savo pasatėlį pasilieku ten, vežimą. Žodžiu, juoda gulbė jau čianais ir lėksim meškeriaut.
Ką, draugai, atplaukėm į vietą. Tai. Naudosiu 3 meškerykočius. Tai iš karto juos ir pasiruošiu. Bum, bum. Dar vienas. Taip, draugai. Tai ant lydekinio koto šiandien išbandinėsiu vis dar slagą Neptūno. Iš karto šį užsidedu. Opa. Pasiruošta. Toliau ant kitos meškerės naudosiu Neptūno lervą. O ant trečios meškerės susidėsiu mažą masalą. Mažą masaliuką. Nu, žiūrėk, reikia gal kokį. Nu va, štai tokį. Tai pažiūrėsim, kas čia gyvena ir ant ko kimba. Nu ką, testas prasideda, lerva ir let's go. Pirmas metimas, žiūrėsim. Ką, draugai, apmėčiau šitą vietą tuščią, kai atplaukiau rodė simbolius ir pakilusius aukščiau ir nuo dugno ir ant dugno, bet jokio kibimo. Apmėčiau ir su mažesniais masalais. Tiesiog paplaukiosiu čia aplinkui, pasižiūrėsiu dar. Gal čia jie pasislinko kur nors kitur. Ir ką pastebėjau, tai vanduo labai kritęs šitam ežere. Įdomu dėl ko, bet tai galvoju, dar paplauksiu link čia tų žolių. O, štai ir pakilęs matosi. Yra simbolių. Paplauksiu link tų žolių. Čia va kyla
Kyla, o dar žuvis. Gal balta žuvis čia jau aktyvėja, gali būti ir tai. Nu gerai, čia dabar palaukiam. Plaukiu truputį į gylį, čia viskas aišku 6 metrai link tų žolių. Gal kokia lydeka stovės. O dabar link gylio paplauksiu, truputį ratuką padarysiu tokį. O, ir vėl simbolis. O, ir vėl. Čia tai lydeka 100%. Nu ką, bandomės ją čia pagauti. O, štai simboliukas stovi. Tai ką, bandom mes čia ją kaip nors suviliot. Ką, deduosi tą imu gal lydekinį kotą su slagu. Bandysiu čia apmėtyt. Ir gal čia jinai kažkur stovi ir pavyks ją pagauti. Ką, draugai, valandą laiko žvejoju, jokio kibimo. Jokio kibimo. Rodo, simbolių tikrai nemažai, bet nesimaitina. Ir ant vienų masalų bandžiau, ir ant mažų. Nieko. Dabar vėl plaukiu į kitą vietą. Tenais pasižiūrėsiu. Gal vėliau truputį pradės kipt, nu blemba iš ryto tai tuštuma. Šiandien šalta buvo, kai važiavau buvo -4 laipsniai tik. 4 laipsniai šilumos, bet dabar, o diena bus apie 17 laipsnių. Tai ir vien saulė, tai va. Kokį orą turėsiu šiandien. Tai ką, 1 valanda tuščia. Lekiam dabar į kitą valandą ir žiūrėsim, ką pagausim. Vėjas kyla, gal truputį įsijudins tą žuvis irgi. Na, bus matyt. Svarbiausia gera nuotaika. Siubuojamės. Žodžiu, draugai, ką galiu pasakyti? Vėjas pakilo, turėjau 2 kibimus ir viskas. Šiandien nu žiauriai blogai. Nežinau, kas čia darosi, kur čia bėda, rodo žuvies ir tipinė situacija. Balta žuvis viršuj būriais, apačioj stovi baranka. Mėtai, nieko, nekimba visai. Tai va tokia va situacija dabar yra. Vėjas pakilo, tai turiu dar laiko. Dar nenuleidžiu. Sakoma, never give up. Tai dar truputį čia paplauksiu, pažvejosiu ir turbūt paskiau šausiu ant sėkliaus. Ir tenais bandysim pagauti lydeką. Nes ešeriais labai prastai, labai. Kur jie dingia, neįsivaizduoju. Vienas, sakau, 2 kibimai buvo, viskas. Tai tikrai prastai. O ką? Dar yra laiko, kaip ir sakau. Yra laiko, tai dar botaguojam ir žvejojam. Ir bandau gylius irgi prie perkritimų. Ir giliau, ir į 10 metrų, į 5, 7. Visiškas. Kažkoks tai šiandien prakeiksmas mane. Mane dabar jau antra žvejyba. Man atrodo,
Nu, dar šiandien nebaigiau, tai dar negaliu sakyti, kad zero. Bet praeita žvejyba buvo zero, jokio kibimo visiškai. Tai dabar šita žvejyba tokia ant plauko kabų, žinot. 50-50, arba paeis, arba ne. Arba vėl bus zero, arba ne. Tai va tokie va reikaliukai, draugai. Jo, saulė kaitina. Žiūrėkit, nei vieno debesėlio nėra. Tiesiog žiauriai daug saulės šiandien. Ir vėjuota biški. Tai, nu nieko, turiu dar laiko. Dar porą valandų gerų. Tai varom truputį čia ir atgal prie krantų į sėklius ir tai bandyt pasigauti kažką tai. Tai va tokia va situacija, o aš toliau varau. Mėtyt ir mėtyt. Draugai, ką tik dar vieną kibimą turėjau, nu bet atsiprašau. Už uodegos turbūt paėmė ir viskas. Eik tu savo. Tik tais brum ir viskas. Kas čia per kibimai šiandien, ką? Šiaip dieną tai va. Orealis kaip Airijoj, tai čia reik džiaugtis tokiu oru. Nesvarbu, pagausiu, nepagausiu, svarbu, va. Saulė šviečia, vėjelis pučia, žuvis nekimba. Eina savo, nu koks čia kibimas. Pasaka, ne? Gal matysis, draugai, va. Čia plėšrūnas, o viršuj matosi balta žuvis. Blemba, gal matysis. Nelabai. Nu žodžiu, žiūrėkit, stebėkit. O čia balta žuvis. Nu ir nifiga, nieks nekibo man. Va vienas kibimas va buvo ir viskas. Stovi kažko, tai laukia jie čia. Nu žodžiu, dar plaukiam. Dar čia paplaukosiu, pasiieškosiu, gal atrasiu kokią aktyvesnę žuvelę. Nu čia rodo, jos yra, blemba. Gal link sėkliaus daugiau. Nes vanduo sušilęs 11 laipsnių, tai balta žuvis viršuj šildosi. O plėšrūnas kažkur tai va čia visur jie. Bet nelabai kimba, nelabai. Dar pašmirinėsiu aš čionais. Tam, come on. Oh, where is the fish? Where are you? Jesus Christ, extreme fish there. Finally, first fish, guys, today. Jesus Christ, small probably, very small. Oh, guys, whoa.
Whoa. Cute baby fish. My first fish today. Oh my god. Look at this. Oh my god. Look at this. What's we have? Okay. First fish, guys, of the day. Wow. Pirma žuvis, draugai. Oh my god, dydis. Jolki palki. Čia tai žuvis. Okay, guys, release. Wait. Release. Pirmas žuvis. Atsidariau. Pagaliau. Jau. Vienas ašarukas tik tais. Kaip matėt. Žiauru. Tai jo. Tokia realybė. Tokios mano žvejybos. Nes aš ir darau vidosikus, kad žmonės pamatytų, kad pagaut žuvį tai nėra lengva ir kad ir kokią tu įrangą turi, tiesiog viskas priklauso nuo daug veiksnių, gali lemti tavo žvejybos ir žuvies, pagautos žuvies kiekį. Tai žodžiu, žvejyba tai yra relaksas, daugiausiai man yra. Relaksas, patinka visas procesas, patinka kaip žvejot, ieškoti, tiesiog gerai leist laiką, o ne tai, kad ten vien žuvį trauk. O vod, reikia kartais ir nepagaut žuvies. Čia žuvį pagauni, tai klik, tau bonusiukas įkrenta. O šiaip sakau. Ir mano visi vidosikai būna tokie, visa realybė. Kam aš darau live streamus, žmonės mato, kaip žvejoju, kad ne taip atvariai ir atrodo čia pagauni daug žuvies. Ne, iki to pagavimo turi daug veiksnių padaryti. Didelis, ilgas kelias turi nueiti, kol pagausi žuvį. Ne tik, kol ją surasi, kol pataikysi masalą jai. Nu, žodžiu, čia krūva reikalų. Tai va tie reikalai va mane ir va, mane veža jie. Tai va. Va tokie va reikaliukai. Plaukiu dabar link sėkliaus. Čia dabar dobelė tokia, nu bet va ten rodė. Štai va, stovi kažkas tai. 10 metrų gylį. Bet čia irgi tokie simboliukai, barankos, bet jos tokios prie dugno prilipusios. Ką tu. Koks bus normalesnis simbolis, tada jau stosiu prasičekint. La 7 metriukai. Bet žodžiu, žuvis 10 metrų gylį, simboliai visi. Tik tais išplaukia į seklesnį
nieko, 5 metrai dabar nieko. Wow. Na, čia 4 metriukai, tai šausim mes slagą ir paspiningausim. Gal kokia lydeka šaus čia. Nes ešerį šiandien surast labai sunku. Aktyvų. Kuris maitintųsi. 4,5 metro. Nu ką, tikriausiai čia bandysiu stot. Penki metriukai, pašukuojam čia 4,5 ir kylam. Tai va, į tokį gilį atplaukiau dabar ir čia nais tiesiog aplink tas neandrės, apspiningauju. Pažiūrėsim, gal čia kokia lydeka stovi ar kokia žuvis nors. Šiaip ant sėklių turėtų jos eit, nes nerštas, būna kur šiltesnis vanduo dabar jos. Žiūrėsim. Tai va, šaunu savo iš karto slagą. Štai, draugai, tokį masaliuką. Ir bandau kažką sugauti čia. Užsidedu Neptūno šitą Alien Fishą. Pirmą kartą aš jį testuosiu. Pirmą kartą. Nesu dar žvejojęs ant jo, tai dabar pabandysiu aš jį užsimaukšlint. Štai va taip. Galvakablis, dar apačioj trikablis. Ir žiūrim, kaip jis dirba. Vau, vau, vau. Nu, opa. Uik tu, žiūrėkit. Kaip jis dirba. Wow, 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 wow. Jeigu matysis, kas per mano proškį. Ta uodegėlė, tai žiauriai fainai, žiauriai gerai. Nu ką, išbandom šitą. Ką, draugai, viskas. Baigiu žvejybą, žiauriai sunkia diena. Matėt, vienas pitbulis. Vienas pitbulis pagautas, keli kibimai buvo, lydekų išvis kibimų nebuvo jau. Nu, žodžiu, šiandien tai diena tikrai sudėtinga.
sudėtinga ir aš jau laikas mano ribotas. Šiandien buvo žvejybos, negaliu ilgiau. Tai turiu lėkti namo, reikaliukus tvarkyti. O ką? Diena, kaip matėt, praėjo labai greitai man. Išsibandžiau dar Neptūno tą Aleną. Šiaip dirba gražiai. Nieko nepavyko pagauti. Tai šiandien tiek kokį nori masalą jaučiu. Nieko šiandien gero ir nebūtų buvę. Nežinau kodėl. Aukštas slėgis, daug saulės, nu žodžiu. Bla 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 bla. Bet ką, diena man superinė, man svarbiausia draugai svarbiausia žvejot, leist laiką gamtoj ir viskas, tai žodžiu, plaukiam namo, yra kaip yra, gera nuotaika ir bus dar tų žuvų, nėra čia ko liūdėt. Tiesiog varom žvejot toliau ir ačiū, kad pažiūrėjot iki galo mano vidosiką. Žiauriai geras dalykas. Augam po biškį, bet laiko yra, niekur neskubam, varom žvejot, relaksuojam ir džiaugiamės kiekvieną žvejybą, ar tai su laimikiais, ar be jų. Tai jo, draugai, viskas. Čiau, pakau, lėkiu namo ir susitinkam kitose žvejybose. Čiau. Lekiam namo.